tiek. Aš vieną pavyzdį tik tai noriu, be skaidrių. Prieš metus laiko mane pakvietė dalyvauti į mūsų tolerancijos centrą, kuris yra Telšiuose, vyskupo Borisevičiaus gimnazijoje. Jie organizavo konferenciją, kuri buvo skirta 70 metų Telšių geto sunaikinimui. Organizavo konferenciją kartu su Telšių kunigų seminarija. Na, aišku, Telšiai labai toli. Pasėmiau vieną kolegę iš Vilniaus, Viršuliškių, iš kito tolerancijos centro ir mes nusprendėme pažiūrėti, kągi mūsų Telšių mokytojai tokio įdomaus pristatys. Konferencija, kaip žinot, kaip ir čia, daug pranešimų, vienas įdomesnis, kitas galbūt netoks įdomus. Konferencijoje dalyvavo apie 200-300 mokinių, buvo labai daug iš visų Telšių mokyklų, vyresnių klasių ir labai daug mokytojų. Na ir jau kaip konferencija antroji dienos pusėje ganėtinai buvo nuobodoka, jau kaip suprantat, visi pavargę, užlipo į sceną moteris, pagyvenusi, vadinkim senjorė, kuri pasėmusi lapelį pradėjo skaityti labai neįdomiai, kad aš esu tokio ir tokio vyro dukra, kuris išgelbėjo žydus ir, na, tokį pamokomų tonų kažką tai skaitė. Aš sėdėjau šalia kunigo ir paklausiau, kodėl jinai skaito, kodėl jinai nepapasakoja savo istorijos, tėčio istorijos. Ir lyg tai jinai tikrai to negirdėjo, bet jinai po kiek laiko perskaičius, ką buvo pasirašius, nes labai jaudinosi, padėjusi lapelį pradėjo pasakoti istoriją. Tuo metu salėje jau buvo šurmulys, nes salė buvo pilnutėlė. Kada jinai pradėjo pasakoti istoriją, visa salė nuščiuvo. Ir lygiai taip pat aš stovėjau ir nestovėjau, bet sėdėjau ir klausiausi tiesiog taip įdėmiai, nes tai buvo tokia įdomi istorija. O istorija buvo tai, kad 41 metais Telšiuose nusprendus naciams sukurti getą, jos tėtis, kuriam buvo apie 30, 32, 35 metus, ir kuris buvo vedęs ir turėjo žmoną, kuri laukėsi būtent tos moters, kuri kalbėjo pernai metais, kada jos mama dar buvo neščia su ja, nusprendė, kad reikia gelbėti kaimynų žydus, kurių gyveno ganėtinai nemažai, aplinkui jų namus. Tai buvo nedidelis kaimelis. Kartu su kitu kaimynu nusprendė, kad jie 2 šeimos gelbės. Bet kadangi šitos moters, kurios tėtis gelbėjo, buvo namas atokiau prie miško, tai nusprendė, kad geriausia slėpti šitame name. Ir ką jie padarė? Iškasė didžiulį bunkerį, didžiulę duobę, ir paėmė 43 žydus, savo kaimynus. Ir juos slėpė nuo 41 iki 44. Juos slėpė bijodami kaimynų, naktį kiekvieną atidarydami tą bunkerį, išleisdami pakvėpuoti grynų oro, organizuodami maistą, patys būdami neturtingi. Per tą laiką tame bunkeryje gimė dar viena mergaitė, vadinasi, išgelbėjo ne 43, bet išgelbėjo 44. Per tą laiką neščia moteris gelbėtojo žmona taip pat pagimdė šitą moterį, kuri mums pasakojo istoriją. Ir jinai papasakojo taip paprastai, na žinot, kaip paprastą dalyką, taigi savaime suprantama, gelbėjo žmonės. Ir mes tie, kurie tada stovėjom, tai yra sėdėjom šitoj auditorijoje ir klausėm, mes galvom, kad kaip 3 metus organizuoti maistą, žiema, rūbai, tai yra higieninės sąlygos, kaip žmonės tai sugebėjo. Ir ta istorija, manau, pamokė labai apie daugą. Pirmiausia, apie gebėjimą pagelbėti, apie pagalbą kitam, apie aukas, tie, kurie buvo slėpiami, apie tuos, kurie stengiasi tuos žmonės surasti, tai yra ta istorija apie tuos žmonės, kad tie, kurie gelbėjo, buvo tik tai 2 šeimos, 4 žmonės, jie bijojo paprašyti pagalbos kitų, todėl kad galvoja, kad gali įskųsti. Ir iš tikrųjų, tai yra tiek daug moralinių dalykų. Tai manau, kad tokios istorijos, tai yra ta asmeninė patirtis su istorija, jinai yra labai svarbi. Ir aišku, tyrimai, kuriuos atlieka mūsų komisijos istorikai, yra labai svarbu. Labai svarbu žinoti skaičius, labai svarbu, iš tikrųjų, ta istorinė objektyvi tiesa jinai yra svarbi, bet asmeninis santykis, ar mes kalbam apie vieną okupaciją, ar mes kalbam apie kitą, yra tikrai be galo svarbus. Aš tuo pati tikiu, aš manau, kad dalis iš jūsų taip pat apie tai galvojate.
Ir visiems linkiu sėkmės ir geros tolerancijos dienos.